Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. Devineinterjerai.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai. Sveiki, bus anatomijos žiūrovai. Esame Vilniaus širdyje, senamiestyje. Susitinkame su Greta ir Indre iš Yes Design ir apžiūrėsime jų naująjį projektą. Labas, Greta. Labas. Labas, Indre. Labas, Jūrai. Na ir galim pradėti nuo mūsų tradicinio pasisveikinimo. Sveiki atvykę į Kafe Depacai. Keliavime į vidų ir pasikalbėsime. Taip jau atsitiko, kad Pacai viešbutis yra čia šalia ir kilo tokia idėja padaryti nišinę kavinę prie Pacų viešbučio, kuri būtų kaip ir viešbučio dalis, bet ne visai tas pats. Tai čia gali ateiti, kad galėtų ateiti žmonės tikrai ir tie, kurie nieko bendro neturi su viešbučiu, ir tie, kurie čia ir gyvena. Tai užduotis buvo tokia sukurti kažką išskirtinio šitose patalpose, bet esmė yra desertai ir kava. Taip, konceptas tai buvo tikrai ne vienas, kol pasitikrinom ir tikrai nusprendėm, kurią pusę čia eiti ir kaip turėtų atrodyti ta Pacų kafe kavinė. Bet bandėm visokių naujovių, bet ant galo vis tiek priderinom prie viso to Pacų viešbučio. Ir tikriausiai prie patalpų reikėjo priderinti. Visą laiką sakom, kad negali daryti tiesiog projekto, nežinau, žiūrint tik į dizainą. Neįmanoma, tu turi atsižvelgti ir į vietą, ir į patalpas, kuriuose esi. Ir tai labai daug padiktuoja, koks interjeras bus. Galiausiai likom, bent jau mums kaip atrodo, tai prie tokio galbūt stiliaus, kuris yra long term, tas vadinasi, toks gal jis šiek tiek yra atsargesnis, bet jis yra ilgiau trunkantis, ne taip greit atsibosta. Projektas užtruko realiai, tai mes kartais viešbučio projektą padarom tiek laiko, kiek darėm šitą mažą kavinę. Nu, kaip jinai nėra maža. Čia turim turbūt apie kokius 300 kvadratinių metrų. Plus, taip, daugiau mažiau. Ir turim dar šiek tiek tokių įdomių zonų. Bet labai erdvės tokios, labai kitokios, nestandartinės, tai tikrai nepridėjom daug baldų, nes norėjom, kad jaustųsi ta erdvė. Tai yra desertų ekspozicija, tai šita salė yra kaip koks šaurumas desertų, tu ateini ir gali išsirinkti, apžiūrėti iš visų pusių, dėl to ir tos vitrinos yra tokios centruotai išdėliotos, kas galbūt nėra labai toks standartinis išplanavimas, dažniausiai vis tiek prie šonų, kažkokie šaldytuvai, o čia vat yra 2 akmeniniai kubai, kurie yra skirti būtent tiem rankų darbo desertam. Tai čia svečiai ateina, apžiūri, taip, išsirenka tada prie kasos ir tie, kas nori pasilikti, keliauja į kitas sales. Tai šiaip smagu, kai projekte ar taip suplanavus ar nesuplanavus, viskas gaunasi į vieną temą, tai šiaip labai fainai. Tai netgi ir čia ta desertinė, vieniems žmonėms gali nepatikti, kitiems patikti, kiti vieni gali sakyti, kam čia reikia to, bet kadangi jau mums buvo užduota idėja, kad tai yra desertinė, tai viskas ir turi tokio truputį desertiškumo. Tiek ir baldų formuose yra kažkokių ten saldesnių, tokių apvalinimų jo ir ten kažkoks blizgutis vienas kitas plokštėse, grindjuostėse. Tai viskas tikrai vieną temą. Noriu iš tiesų pagirti nuostabaus grožio šviestuvus. Šiuos pastatomus taip pat, kur matome ir palangės. Ir čia būtent galiu paminėti, kad jos pagamino pagal jūsų specialų dizainą glab.lt, šaunuoliai. Papasakokit apskritai, kokia ta idėja pagrindinė šių šviestuvų ir apskritai kaip sekėsi dirbti su Glabu. Kaip smagu, kad tau nuostabaus grožio. Nes iš tikrųjų visiškai akligatvės, kai mes sugalvojom, kad reikia kažkokio šviestuvo, mes nerandam. Pavyzdžiui, čia šitie šviestuvai yra tikrai nestandartinis dydis. Ir norim kažko tokio ir rasti neišeina, todėl kreipiamės jau į gamybą.
prašom, padėkit, mums pagaminkit. Tai taip, tu teisus, dizainas yra mūsų, tiek šitų šviestuvų, tiek ant palangių stovinčių ir visiškai rankų darbo gamyba. Taip. Labai super. Tikrai šaunuolė įmonė G-Lab, pastebėjau, kad kai reikia kažką padaryti, kai ras negalima, būtent pas jos gali kreiptis ir padaro, kaip sako angliškai, deliverina, kaip reikia. Tai smagu, kad Lietuvoje turim tokių gerų būtent. Ir iš tiesų, tai šitie šviestuvai atsirado truputį netgi vėliau, mūsų pirminiai vizualizacijai jų net nebuvo, bet mums kažko visą laiką trūko ir supratom, kad tikriausiai tai, ko trūksta, yra šviesa atitinkama. Dėl to atsirado būtent šilta, tokia ambient vadinama ta šviesa, o ne tik techninis apšvietimas. Tada visiškai pasikeitė atmosfera, jaukumas atsirado. Šioje zonoje, tai galima sakyti, tokia viena pagrindinių erdvių, kur jau žmonės mėgaujasi ta kava, desertais. Kas jums čia yra tas toks labiausiai patinkantis, galbūt vienas ar keli dalykai? Net nežinau, yra detalės, kurios yra išskirtinės, tokios įdomios, jeigu kiekvieną pažiūrėtum. Aišku, pirmiausia, tai kas patinka tikriausiai ir svečiam, kuriuos girdim, tai ta visuma, tokia ramybė ir erdvė, tai čia pirmas dalykas, kas patinka, bet jeigu žiūrėti į detalės, tai tikrai turim ir išskirtinio piešinio kilimus, ir jaukios medinės grindis, ir iš tikrųjų svarbu paminėti, kad, pavyzdžiui, baldai yra irgi pritaikyti būtent valgymo aukščiui, patogumui, vienas prie kito, ten derinta formomis ir aukščiais centimetrais. Dažniausiai visi neturi laiko, reikia kuo greičiau viską užsakinėti ir pabandysim, kai jau ateis. Taip, nes atsidaryti reikia greitai, o čia ne tas objektas. O čia būtent šitam objekte gal ir svarbu yra tai, kad žiūrima ne tik tai į produktą, kurį parduoda čia, bet žiūrima į visumą, kaip žmogus čia jaučiasi, kokia akustika, kaip jisai sėdi, patogiai, nepatogiai. Ar jisai čia užsibus, ar jisai išgers kavutę ir išlėks. Tai čia yra daugiau tokiam ir komfortui, pabuvimui, į tai tikrai atsižvelgta. O kad jau Greta irgi Indrė paminėjot apie šitos stalus, kurie ir atsitiko čia, kaip galima pasakyti. Tai yra iš įmonės Studio Casa pristatyti baldai. Kokie buvo pagrindiniai atsirinkimo būtent šitų stalų kriterijai, kad jie ir liko tie favoritai? Ta faktūra gal labai panaši kaip mūsų sienų, ko mes kažką derinom. Tai manau, atradom tokį stalviršį, gan panašu, kad viskas taip susiderina tarpusavyje. Šiti stalai būtent yra šiaip lauko beveik. Taip, jie yra tokie. Dar jų atsparumą turi? Taip, jie yra tokie atsparus, nes žinot, čia yra kava, arbata, juoda arbata, žalia arbata. Galų galės daužosi viskas. Taip, tai turi nieko nei gerti. Ta paieška, jinai tikrai užtruko ir irgi buvo tas pats ir bandymas darytas su tais paviršiais ir pylėm ir kavą ir arbatą. Tai tokios kaip testuotojas galėt būti baldų, tikrai. Taip, čia neišvengiama yra. Geras. Bet smagu tai, kad jų forma yra tokia, kad tiesiog jie yra gražus. Tai labai tinka desertiniai, mes atradom kažkaip ir panaudojom. Kalbant apie Studio Casa produktus čia, šie stalai yra Clay. Tai išties išskirtinio jau tapusio ikoninio dizaino produktas. Jų gamintojas yra Desalto, Italija. O trumpai apie įmonę Studio Casa, jie yra sėkmingai gyvuojanti įmonė, šiemet skaičiuojanti jau jubiliejinius 20 metus. Jie įsikūrė Kaune, tad drąsiai pas juos užsukite. Čia jau turime vakarinę pusę, vakarinę saulę, kuri čia leidžiasi ir kažkiek turbūt matosi, bet faktas, kad kita zona, tokia tylesnė, ramesnė. Šitą erdvę tai mums labai, man atrodo, patiko, nes smagu tiesiog atsisėsti prie lango ir žiūrėti ir į pacus, ir kad iš pacų viešbučio klientus gal trauktų, į šitą būtent erdvę. O mes keliavome į apačią ir čia man iš karto į akį krenta pirmas dalykas nuostabios senamiesčio rūsių sienos. Grindis, kas buvo su jom daroma, turbūt čia buvo kažkokia sena danga, ar liejama, čia buvo tepama, kaip čia vyksta tokie dalykai atnaujinimo. Taip, čia yra nauja šita danga ant senų laiptų. Geras labai sprendimas, ypatingai ta lieta danga yra gerai viešose patalpose, nes nėra siūlių, nėra kažkokių sujungimų, supjovimų. Ir aišku, mes norėjom truputį išgauti tokią faktūrą sendintą šį kartą. Šveista dar buvo papildoma, ne? Taip. O galim gal išduoti, jeigu reikės kokiem kitiem projektam, kas gali gyveninti tokį dalyką. Dar vis liko įmonė Hauptmann, ne? Taip. Šaunuoliai, tai iš tikrųjų visą pasirūpino ir dangos tikimų, ir gamybą,
jų meistrai viską ir padarė. Taip. Įspūdingas darbas ir prieš tai, kaip minėjot, prieš daugybę metų pasitikrinus, dabar atnaujinta technologija, toliau panaudojot, nes tai iškės pasiteisino ir geras labai sprendimas. Ta pati panaudojam ir sienom, tik tai kita medžiaga šiek tiek, nes tai jau yra ne grindų danga, jinai yra tokia švelnesnė, bet irgi teptinė danga sienom, o čia fragmentam, aišku, kur plytos, Taip. tai čia buvo plytos. Mes jas tik šiek tiek padailinom, bet čia buvo tikslas ir išlaikyti tą tokį tarsi tai čia yra buvę, nes iš tikrųjų panašiai ir buvo, tik mes tas spalvas norėjom šiek tiek pakeisti. Nelabai toli ir pabėgta nuo praeities, bet Taip. viskas padaryta naujai estetiškai. Taip. Tai vienas iš objektų tai yra vandens telkinys, ką mes sugalvojom patalpinti, kad žmogus čia galėtų, nežinau, gal nerelaksuos jisai desertų pavalgęs, bet bent jau praeidamas tokį ramybės oazę turėti. Tas garsas pasitinka, leidžiant žemyn iš karto. Ir dar turėtų būti šiek tiek dekoracijų daugiau, nes ta erdvė, jinai, kaip ir sakiau, yra ganėtinai didelė ir mes ją dar turim truputį įgyvendinti. O čia iš tiesų aš noriu paminėti, kad būtent šį nuostabų kūrinį pagamino įmonė Atrast. Esu matęs keletą panašių jų gaminių, visi jie unikalūs, pasirūpino, būtent atgabeno čia ir turim, ką turim, tokią akcentą, ramybę, tą čiurlenimą. Tai iš tiesų nuostabus sprendimas, šaunuoliai ir labai labai gerai spalvą parinkot. Šis svarios spalvos atviro tipo fontanas – originalus UAB Atrast kūrinys sukurtas Pacų restoranai. Fontanas ne tik traukia akį, bet ir kuria raminančią atmosferą. Nuo idėjos iki įgyvendinimo reikėjo tikslumo, patirties ir kūrybiškumo, o didžiausių iššūkių tapo fontano įnešimas į jau įrengtą erdvę. Tai darbas, kuriame susijungia idėja, inžinerija ir meistrystė. Atrast – pagamintos mintis, kurios tampa erdvės charakteriu. Gerai, o mes užeiname tokią, jau, kaip sakyt, gal vieną paskutinių šiandieną erdvių, kur turim daugybę stiklo, yra ta sanmazgų zona. Matau vėlgi tas pačias medžiagas panaudotos ant sienų, ant grindų. Ko mes gal čia nematot, galbūt kažkokie tai esminiai momentai, erdvių praplėtimas veidrodžiais, tie užlenkimai viršuje, man toks irgi akcentukas labai įdomus. Čia yra šiaip vonios kambariai, tualetai, tai visas vedinimas čia yra kaip gyvatynas, čia yra suslėpta, išslėpta ir jūs jo nematot, taip, nes kliautų griauti negalima. Taip, tai čia yra tiesiog niuansėliai, čia ir tarp vamzdžių visai vinguruota ir su apšvietimu vinguruota. Čia ir tas apšvietimas dėl to yra toks pritaikytas labiau paslėptas, bet ir derintas kartu su galimybėm, kaip jį čia galima padaryti. Kiek, pavyzdžiui, dėmesio čia skiriat santechnikai, nes matau grokę, kas jau yra šiai dienai vienas etalonų, mano manimu, viena geresnių tikrai markių ir kada eina kalba apie kokybę, pasakai grokę, žinai, kad bus viskas labai su jais gerai. Tai gerai, kad dirbant su patikrintais tiekėjais ar vardais, tu jau daugiau mažiau žinai, kad bus tai kokybė. Ir geras servisas. Tai mes laiką sakom, kad tie daiktai, kuriuos žmogus liečia, jis mato iš arti, iš tikrųjų tai labai naudojamas daiktas, atsižvelgiam labai, kad būtų kokybiškas daiktas ir vis tik atitinkantis vietą. Pats namuose irgi naudoju grochę produkciją, tad ir čia Cafe de Pacai yra panaudota būtent grochė produkcija, kuri yra atspari, ilgaamžė ir visuomet prie jos prisilietus žodis vienas galvoje kokybė. Šiaip, manau, kad susikūrėm tokį fainą, gerą jausmą, kad mums čia pačiam smagu ateiti, mes lekiam, bėgam visur po projektus, bet labai dažnai su Indre mėgstam čia užsukti, ramiai atsigerti kavos ir toliau jau lekiam kažkur. Tai manau, visai mums pavyko sukurti tą jausmą, kurį ir norėjom, ramybės, tokį erdvės pojūtį, tai kiekvienas čia užsukęs, manau, turėtų tą pajusti. Jau tai nėra tik apie spalvas ir apie pagalvėlių derinimą. Tai yra kaip žmogus, pavyzdžiui, atsikėlęs ryte eina susinervavęs ar ten blogas rytas buvo ir jisai gali tiesiog padaryti pertrauką geroje aplinkoje, kuri galbūt jį šiek tiek atpalaiduos, galbūt nėra čia toks blogas
tas gyvenimas, visai viskas yra gražu ir aišku smagu, kad kokybė jaučiama, nes net ir aš pati labai vertinu tas paslaugas, kuriuose aš jaučiu kokybę, vadinasi, kažkas manimi rūpinasi, tai ir mes darydamos interjerą ar ten kurdamos architektūrą, mes norim, kad tie žmonės, kurie jie naudosis, žinotų, kad mums vis tik jie rūpėjo. Ir tas iš jūsų labai jaučiasi, kad jūs išdirbat kiekvieną projektą ir kūrėte mums visiems galimybę kažkaip kitaip pasijausti, ateiti, pabūti, kažkokių naujų emocijų, turėti potyrių, tai aš manau, jūs tikrai prisidedate labai smarkiai su savo architektūra, dizainu prie visų mūsų gyvenimų. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums. Neblėstančio Jums kūrybiškumo. Indrė, noriu padėkoti mūsų pagrindinio partnerio įmonė Krinona vardu, kurie ne tik smulkia buitinė technika prekiauja, bet ir turi nuostabių kvapų. Tai ar tau namam, ar jūsų naujam biurui, kvapas jums dovanų nuo mūsų ir nuo Krinonos. Ačiū tau. Ačiū ir Jums, ir Krinonai. Ačiū. Krinona namų technika su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. devineinterjerai.lt. Dubingiai – grindų ir kilimų ekspertai. Norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Krinona plaunantis siurblys su garų funkcija – Zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Juo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. devineinterjerai.lt. Dubingiai – grindų ir kilimų ekspertai. Esame Vilniuje, Lenktoji gatvė 34. Šiandien jūsų dėmesį naujasis prekinis ženklas baldų rinkoje, tai yra Brera. Šiandien susitinkame su Brera įkūrėju Vaidu. Jis papasakos apie šį saloną daugiau ir ką čia galime rasti. Keliam į vidų. Labas, Vaidai. Sveikas, Jūrai. Šiandien esame čia, naujame jūsų salone, naujame Brera salone, Lenktojo gatvėje 34 Vilniuje. Vaidai, tavo paties kelionė būtent į prabangių baldų pasaulį, kuri jau tęsiasi, kiek žinau, apie 20 metų, iki atėjimo čia, iki Brera prekinio ženklo ir naujo salono. Kaip viskas vyko? Teisingai pastebėjai, 20 metų mes buvom žinomi kaip Madame W salonas, bet su šito naujo salono atidarimu, kuris tiek konceptualiai, tiek vizualiai labai skiriasi, norėjosi pokyčių. Ir jeigu daugam Madame W asocijuodavosi su klasika ir išgirdom klausimų, ar jūs prekiaujate ir moderniais baldais, tai su šiuo nauju pavadinimu norim nusiųsti žinutę, kad mes esame modernūs, šiuolaikiški ir atstovaujam premium gamintojus iš Italijos. Tai idėja buvo suteikti klientui daugiau galimybių pamatyti ne tik internete ar katalogose, bet pačiupinėti, pajausti, kodėl šitie gamintojai yra premium ir už ką jie yra vertinami visame pasaulyje. Tai iki tol mes neturėjom drabužinių, virtuvių zona buvo daug mažesnė. Dabar gyvai gali pamatyti tiek, kaip atrodo svetainė. Užėsime, parodysiu virtuvę. Tiek, kaip atrodo drabužinės. Paduoti klientam minčių, kaip jas galima susikomplektuoti, kokios gali būti medžiagos, kaip jos gali būti išpildytos, nes kaip be būtų gaila žiūrint katalogas internete, nuotraukos atrodo vienaip, kai gyvai pačiupinėjai, visiškai susidaro kitokį įspūdį. Viskas slepiasi detalėse. Atsidarus stalčių užsidengia apatiniai stalčiai. Vien aksesuarų galimybė susidėti auskarų, žiedus, laikrodžius. Galima padaryti pilną konceptualų išpildymą tiek su daiktadėžėm, apšvietimas, pakabos. Mūsų vėlgi tas švietėjiškas stiklas irgi žmonės sudominti, žmonės nebijoti, svajoti. Kažkam būtent tam tikri prekiniai ženklai prieinami dabar, kažkam bus ateityje, kažkam galbūt jų net ir nereikia. Visi mes turim savo kategorijas. Bet būtent apie prekinius ženklus, kas šį dieną yra Breros konkretus
favoritas ar keli gamintojai galbūt? Tai mes turim savo auksinį penketą, kurį realiai visus 20 metų ir išlaikėm ir jais labiausiai didžiuojamės. Tai kaip bebūtų italų flagmanas Minotti, Minotis, Flexform, Poliformas ir prieš 5 metus atrastas gamintojas Henge, kuris šiai dieną auga po 40% į metus ir turbūt yra vienas įdomiausių gamintojų mūsų salone. Kalbant apie jų pozicionavimą, čia vėlgi kaip ir visur, tas pats ar BMW turi 7 klasės savo flagmaną, Kita klasė, ne? Turi ir pigesnių modelių. Okay. Tai realiai su baldais yra labai panašiai. Tai šitie gamintojai, taip aš taikyčiau į Porsche, BMW, Mercedesą. O kaip jau jį susikomplektuosi, lygiai taip pat kaip ir mašinose, viskas susideda iš detalių. Ir šitie gamintojai būtent suteikia daug galimybių kiekvieną gaminį individualizuoti. Pradedant nuo spalvos, medžiagiškumai, tai kaip čia, kaip pavyzdžiui, matot, bogok pelkinį ąžuolą. Pelkinį ąžuolą. Papasakok, jis iš tikrųjų iš pelkės ar jisai mirkytas pelkiai, kodėl pelkinis? Nebūtinai mirkytas, jisai gali realiai būti ištrauktas 100 metų pragulėjęs pelkėje. Ir jis yra daug didesnio tankio per šitiek metų, jis yra daug atsparesnis. Žmogus gali būtent su šitais gamintojais realizuoti savo, pavadinkime taip, svajonės, nes yra standartiniai gaminiai ir yra gaminiai, kur leidžia kurti, juos tobulinti, juos papildyti ir maksimaliai personalizuoti. Žmonės pamatę pas mūsų salone šviesius audinius dažnai bijo atsisėsti, bijo praktiškumo. Bet užsisakė namie, sako, vaikas išpylė tyrelę, šuo su purvinom kojom užšoko ant sofos. Ir ant kiek lengvai tiesiog ranka pabraukus visas šitas purvas atsistumia arba išsivalo. Tai pats galiu tai patvirtinti, nes turiu 3 vaikus ir šunį, kurie mėgaujasi Minočio sofą kiekvieną dieną. Tai yra pirmas gamintojas, pirma sofa, kuri buvo pagaminta iš segmentų. Kaip modulinė. Tai būtent jo, kaip pramonė atsirado segmentinės sofos, kur tu ją gali susidėlioti. Taip, Lego kaip nori ten. Čia turime pačią minkščiausią pūkinę. Čia mes turime su dakronu žmonėm, kuriem nori praktiškumo ir nenori kedenti pūkų. Čia turim pavadintą premium, tai pūkas įvilktas į specialią pagalvę, kad jinai laikytų formą ir maksimaliai atsistatinėtų. Tai viena sofa, 3 skirtingi patogumai, skirtingi gyliai ir begalė segmentų, kaip tu tą sofą gali tęsti ir kurti savo namų jaukumą ir patogumą. Tada atėjom į Henge zoną. Taip. Man asmeniškai tai buvo visiškai atradimas prieš 5 metus. Tai buvo tuo metu nedidelė kompanija, kuri šiai dienai auga po 40% į metus. Wow. Kuo šitas gamintojas išskirtinis ir kodėl jis padarė tą wow efektą ir kodėl šiai dienai jis iš tikrųjų irgi yra vienas iš labiausiai kopijuojamų. Ir kuo jis yra unikalus, tai visų pirma, ne tik formas ir naujai dizaino, sakykime, idėjos, bet medžiagos tai, ką jie naudoja. Jų konceptas buvo visiškai išsiskirti iš standartinių gamintojų ir sukurti kažką unikalaus. Kas kitiem yra, pavadinkime, brokas, jiems tas brokas yra unikalus gamtos kūrinys, kur akmens luitė išpjovus pamato, kad susilieja 2 skirtingi akmenys, kažkokie unikalūs raštai ir jiems tai yra vertybė. Jie bando atrinkti to, ko kiti neturi ir to išsiskirti, būti unikalūs. Aš skaitau, kad Henge'as atgaivino metalinių baldų madą. Čia pasidarėme jo miegamojo zoną su Henge šviestuvais ir tai yra Minočio miegamasis. Ir vėlgi, kiekvienas daiktas yra, sakykime, kažkuo įdomus paslėptom detalėm. Pats sunkiausias dalykas baldas yra padaryti iš 3 skirtingų medžiagų baldą. Suvesti medį, akmenį, metalą, stiklą, kad jie laikui bėgant, keičiantis temperatūrom, gyventų ir judėtų kartu, neatsirastų plyšiai, gražiai tarpusavėje dėrėtų. Ne tik funkcionalu, bet tu kas kartą gali susikurti kitokią nuotaiką paprastų rankos judesių. Tokio tipo prabangus baldai, jie įtraukiami ir nekilnojamo turto vertinimą, tai yra vertė. Kaip pas jūs apskritai ta vertė, kaip būtent jūsų, tas Breros, visas tas produkcijas ir Lietuvoje tie objektai ir baldai, kurie juose atsiranda ir to turto vertė? Aš, tarp kitko, stebėjau pastarųjų 3 metų pačius brangiausius parduotus objektus ir kaip pateikiama... Lietuvoje? Lietuvoje, sakykime, 10 rekordinių pardavimų Lietuvoje.
Ir labai džiaugiasi širdis pamačius, kad visos pirmos vietos yra su mūsų baldais. Okay. Kartais netgi būna žmonės ateina, sako, aš gal pasigaminsiu šitą baldą, sakykime, ten virtuvę ar spintą Lietuvoje, čia aš pardavimui statau ar nuomai. Taip. Sakau, jūs supraskite vieną paprastą dalyką. Jeigu jūs norėsite šitą daiktą parduoti ar išnuomoti, kai jūs paminėte savo pirkėjui ar klientui minuotę, flex formą, poliformą, tai automatiškai jo galvoje jau sukuria mintis, kad šitas daiktas yra kokybiškas, kad čia nebuvo pagailėta ar kažkur pataupyta, ar bus kažkas paslėpta. Plus šitie daiktai iš tikrųjų sukuria kaip tavo vizitinę kortelę. Kodėl, jeigu žiūrime ar filmus, ar prabangius restoranus, ar viešbučius, vestibiuliuose, ar kadruose dažniausiai pamatysime šitų gamintojų daiktus, nes, kaip bebūtų, jie diktuoja madas, jie yra ikoniniai, interjeras sunkiai atkartojimas tampa ir, tai parodo lygį, tai parodo vertę ir sukuria vertę. Idėja yra ne tik, kad parodyti, kiek ko visko galima turėti, bet kad klientui būtų patogu, jis iš vienų rankų galėtų įsigyti nuo lauko kilimėlio iki šakutės peiliuko ant jūsų stalo, tai yra santechnika, buitinė technika, kilimai, apšvietimai, dekoras, baldai, drabužinės, virtuvės, patalynė, profesionalūs čiužiniai. Tai galime pilnai padėti apstatyti jūsų namus, įrengti ir išpildyti visas svajones. Ir pabaigai dar Vaidai noriu paklausti, tai Brera, iš kur dabar gimė šitas prekinis ženklas? Breros pavadinimas gimė grinai sėdint Breros rajonėlį gatvėje Milane po Milano baldų interjerų parodos. Ir būtent Brera ir garsėja turi netgi savo patentuotą ženklą Brera Design District, kur per Milano dizaino savaitę garsiausi menininkai, dizaineriai kūrė instaliacijas, gatvelė pilna gyvybės, judesio, meno kūrinių. Ir manau, kiekvienas, kas buvęs šitame renginyje, šitą rajonėlį puikiai ir tą atmosferą atsimena. Ir norėjusi sukurti ir Vilniuje, Lietuvoje erdvę, kur žmonės galėtų ateiti, pasisemti idėjų, gauti įkvėpimo. Breras salonas tai yra erdvė kurti ir galimybė realizuoti jūsų svajonės ir idėjas. Tai aš linkiu, kad ir išsipildytų tavo šitie būtent tikslai, ką tu norėjai pasiekti. Linkiu mūsų žiūrovam nenustoti svajoti, nes svajonės, kaip ir bebūtų, kas su jom būna, jos linkusios ir išsipildyti. Nenustok judėti į priekį, o mes su tavim tikrai dar pasimatysim, tikiu, kažkada, bet mūsų vėl, manau, keliai susikirs ir mes gal kažką ir mūsų žiūrovam parodysim. Tai ačiū tau. Dėkui tau. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt. Baldai visam gyvenimui. devineinterjerai.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai.